Jeigu mes kalbam apie komerciją ir kalbam apie marketplaces, kas yra mano tema, ypač eBay. Gal yra kažkokių tokių, nežinau, slaptų prekių, ką galėtum parekomenduoti žmonėm, kurie norėtų pradėti? Aivaras prarado visus darbus, stovi kaip yra, ar ne, ir turi 500 eurų kišenėje. Nuo ko pradėtume eBay'ui prekiauti, ką darytum pats? Žinai, jeigu aš turiu tik 500 eurų kišenėje, aš apsižvalgyčiau dar namuose, ką aš turiu daiktų, kuriuos aš galbūt galiu parduoti. Nes tas pats mano atvejais iš parduotojų, nepirktų daiktų pakankamai šviežiai, teliukų stovai. Gal yra kažkokių tai legalių būdų, kaip susimažinti mokesčius? Tai labas, Aivarai, malonu, kad atvykai pas mane čia į studiją. Pirmas klausimas, kas yra eBay ambasadorius, ar iš vis tokios pareigos egzistuoja? Labas, Dainiau, malonu, kad pakvietė, ačiū už pakvietimą. Pareigos tokios turbūt, jeigu mes žiūrėtume plačiaja prasme, neegzistuoja eBay ekosistemoje, tai aš sakyčiau, ta rolė tokia buvo sukurta aplink kelias rinkas. Šiaip ambasadorius, tas pats pasakymas, pakankamai toks politizuotas, greičiausiai su politika žmonės labiau asocijuoja, bet iš esmės mano rolė yra sujungti eBay pardavėjų bendruomenę ir eBay organizaciją. Dabar kodėl eBay Lietuva ir bendrai Baltijos šalis yra įdomios, dėl to, kad mūsų šalių pardavėjai rodo labai gerus rezultatus. eBay čia ofiso neturi, o jie nori čia daryti tam tikrus projektus, nori plėsti verslą, nori pritraukti naujų pardavėjų ir apskritai mūsų šalis įdomi dėl pardavėjų, ne dėl pirkėjų, kad nesuklaidintų auditorijos. Tai jeigu taip labai supaprastintai, aš eBay padedu tą daryti ir tiesiog eBay perka mano įmonės paslaugas. Šiaip mano bendrai veikla tai yra agentūra, kur mes teikiam įvairias su eBay susijusias paslaugas jau egzistuojančiams eBay pardavėjams arba tiems, kurie nori prekiauti eBay. Tai iš esmės darbas yra parduoti žmonės, mūsų lietuvius ar ne, eBay'ų, kurie prekiautų, darytų kažkokį verslą ir uždirbtų ir atneštų pinigus eBay'ui, taip? eBay nori būti aktyvus Baltijos šalyse. Kaip dabar jiems būtų aktyviems Baltijos šalyse, jeigu jie čia neturi ofiso? Jiems ten iš Indijos, iš Amerikos, taip toliau, jiems tas duris čia atidaryti vietoje yra pakankamai sudėtinga dėl daug barjerų. Tai kai jie turi kažkokį tai vietinį reprezentative, vietinį žmogų, kuris gali tas duris atvert, gali padėti sujungti pačią eBay pardavėjų bendruomenę ir eBay organizaciją, jiems lengviau tas tikslus pasiekti. O tikslas yra vienas, kad išnaudoti potencialą mūsų rinkų, išnaudoti jie nori dėl to, kad mato, kad to potencialo dar yra ir dabartiniai pardavėjai rodo gerus rezultatus. Ir mes kalbam tik apie pardavėjus, mes turbūt suprantam visi, kad kaip į pirkėjų rinką čia nežiūri, nes tiesiog mes nesam labai mažiukai, bet kas liečia pardavėjus, tai turim labai gerų pardavėjų, turim pardavėjų, kurie yra eBay kategorijose, kurie labiausiai fokusuojasi kaip organizacija ir padedam tiesiog eBay tos darbus ir norus čia atlikti. Mes apie tai labai nuosekliai turbūt pakalbėsim, bet pati pradžia man labai įdomu, ar ne? Aš pats eBay'u esu prekiavęs, ten neatmenamais laikais kažkokiais seniais. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu ieškau prekių kažkokių, aš nežiūriu į eBay'u. Aš žiūriu Temu, ar ten Amazon, ar dar kažkokia Facebook market. Ar nėra taip, kad eBay'us miršta dėl per didelės konkurencijos? Ne, eBay'us tikrai nemiršta ir manau, kad ir pats prieš šitą mūsų susitikimą žiūrėjo eBay akcijos kainą. Taip, dabar all time high. Jo, kuri pakilo per pastarosius metus virš 50%. Aišku, iš kieno to perspektyvos žiūrės eBay miršta, nemiršta, jeigu mes žiūrime faktus, eBay uždirba tik tai iš pardavėjų. Tik tai iš to, kad jie leidžia parduoti pardavėjam ir nupirkti pirkėjam ir reiškia pasiima komisą. Neturi jokių kitų pajamų iš niekur kitur. Tai kaip pas juos atsiranda didesni pelnai? Tik tada, kada pardavėjai susimoka daugiau mokesčių vienokią ar kitokią formą. Tai aišku, tas akcijos kainos kilimas, jisai tiesiogiai yra susijęs dėl to, kad eBay daugiau uždirba ir daugiau uždirba pagrindė, nes jau įgalino įvairius reklamos mechanizmus, kurių labai ilgą laiką nebuvo. Ir kur tie mechanizmai būdavo kitose vietose. Iš pardavėjų perspektyvos, tai jie gali, aišku, paverkšliant pasiskūsti ir pakankamai pagristai pasiskūsti, nes galbūt jų apyvartos išliko tos pačios, ar ten kilo kažkiek į viršų, bet to pačiu kilo ir mokesčiai. Ir tikėtina, kad mokesčiai kilo daugiau,
dėl to, kad darosi sudėtingiau, reikia daugiau reklamos, kad parduotum ir panašiai. Ir jie tada tokį, kaip ir turi jausmą, kad gal čia jau viskas eina į apačią ir eBay miršta, bet jeigu žiūrėsim tokius skaičius kaip aktyvus pirkėjai, tai jų laikosi stabiliai ir auga skaičius, tai šiai dienai yra 134 milijonai aktyvių pirkėjų iš 190 šalių, tai visiškai yra globalus marketplace'as su savo, aš sakyčiau, pasikeitusią strategiją, tik šiek tiek, jeigu jie dar, sakykim, prieš 5 metus ir virš, dar turbūt buvo tam žaidime, kai jau buvo pralaimėję tą kovą, bet vis dar bandė kovoti prieš Amazoną, prieš Walmartą, visose kategorijose. Tai jie suprato, kad jie tos kovos nelaimės ir eBay jau Jamie Iannone, berods 22 ar 23 metais pasakė, žiūrėkit, mes, kas liečia įprastinę mažmeninę prekybą, kada mes kalbame apie naujus daiktus, naujas madas, pirkimą, perpardavimą, mes jau čia viskas, mes nebandom šitos kovos laimėti. Mes išsigryninom, kas yra mūsų auditorija, kokie yra mūsų pirkėjai, kokios kategorijos jiems yra įdomios. Ir su tuo dirbam, ar ne? Jo, ir mes dirbam su tuo. Tai aš sakyčiau, eBay pasidarė, tu ten vis dar gali parduoti nuo smulkmenų iki labai rimtų dalykų, tai tas nepasikeitė, bet fokusas yra toks ir eBay pasidarė platformą orientuotą į kelias tokias labai aiškiai išreikštas kategorijas, kaip auto dalis, kaip naudota refurbinta elektronika, pre-loved fashion kategorija. Ir jų mintis yra, kad mes, kadangi žinom, kad tose kategorijose apsipirkinėja pas mus 70% dabartinių pirkėjų, tai mes padarom max gerą experience tose kategorijose, su mintim, kad tada tie pirkėjai norės pirkti ir kitose kategorijose automatiškai. Ir taip pat, kai padarysim labai gerą experience, ne tik pirkėjim, bet ir pardavėjam, daugiau funkcionalumo ir panašiai, kad tuo pačiu ir pardavėjai pataps pirkėjai. Tai sakyčiau, kad eBay nemiršta, eBay čia, bet eBay darosi šiek tiek specifinis. Tai šiaip man ir aš manau, kad daugeliu galbūt tokių, mažų pardavėjų, ar ne, kas Facebook'e rašo, eBay asocijuojasi su užblokuotom paskyrom, sąskaitom, su kažkokiom tai skemo, ar ne, iš pirkėjų pusės. Ar čia nėra tokios paslėptos kažkokios tai, paslėptų spastų tokių, kur atrodo gali įsivažiuoti, gali padaryti, sukurti produktą kažkokį ir vieną dieną įjungi kompiuterį, žiūri užblokuota ta sąskaita. Tai kaip eBay ambasadorius, ar kaip jūs sprendžia tokius dalykus, ar tai yra mano pačio paskyra ir ne viena, ir gal kelios buvo užblokuotos, tai dėl to turbūt ebėjus man taip į šoną truputėlį. Ar tai yra normali praktika, kad ebėjus blokuoja, ar kas tas per algoritmas, kaip tai veikia? Jo, aišku, kad tai vyksta, tai yra problema, visi jie žino, visa chebra ir tenybė viduj žino, mes turim tokių atvejų, kaip šnekam su eBay darbuotojų ir sako, tiek pardavėjai skundėsi, kad aš pati pabandžiau užsiregistruoti. Ir sako, ir mane iš karto užblokavo, ir aš kreipiausi į customer service, ir customer service sako, hei, mes čia negalim nieko padaryti, žodžiu, permanent banas ir viskas. Tai ta problema egzistuoja, bet gal neegzistuoja tokiu scale, kaip gali sudaryti įspūdį iš social media, nes kas eina rašyti į Facebook'o postus. Dažniausiai tas, kas turi kažkokią tai problemą, turi kažkokį klausimą. Mes ypač lietuviai, kur pasižymim ir vertinam kuklumą, mes neinam džiaugtis, kaip mums gerai sekas, kiek mes čia pinigų uždirbom, kaip mes gerai varom ir taip toliau. Tai kai įsijungit automatiškai ten Facebook grupė, kaip pavyzdys eBay Lietuva, kuri turbūt populiariausia grupė yra, kas liečia eBay pardavėjų bendruomenę Lietuvoje, tai tu matai, oi čia mane kažkas apgavo ir bandė apgauti, oi čia mane užblokavo, bet iš tikrųjų tokių keisų yra labai nedidelis kiekis, dažniausiai tai išplaukia su kažkokiom problemom iš praeities. Galbūt žmogus kažkada anksčiau yra prisidirbęs, jau ten net pamiršęs, kad prieš 5 metus užsiblokavo ir vėl bando prekiauti. Dalis yra, kur tiesiog pelnytai juos užbanina, jie nežino tam tikrų žaidimo taisyklių, pavadinkim taip, kur žaidimo taisyklės ne visada yra su lygybės ženklu į common sense.
Tai kartais tiesiog yra taisyklė, kuri yra taisyklė ir tu neieškok ten sveiko proto kriterijaus, tiesiog turi žinot, kad tokia taisyklė yra ir dėl to neįsigilinimo ir edukacijos trūkumo jau užsiblokuoja ir pelnytai. Kartais ir absurdiškai užsiblokuoja, o čia iškart, kadangi prieš susitikimą sakėjai, kokių istorijų turiu papasakot, tai aš iš sportinio intereso pakontaktuoju kartais žmonės, kurie skundžiasi, kai turiu laiko ir vienas bičelis, jau labai skundėsi, oi, čia pas mane, čia viskas gerai, super duper, mane užblokavo, už nieką, what the fuck, skau, labas, davai, duok pažiūrėsiu iš tavo paskyrą. Prisijungiu į paskyrą, pardavinėjęs ten Louis Vuitton rankinės už nelogiškai mažą kainą, visi feedbackai, kad čia fejkas, visi returnai, nes žmonės iš autentifikavimo centrų išrašus jam siunčia, kad žiūrėk, tu tikrai fejką parduodi, gal tu pats nežinai. Bet jisai nepateikė tas info, jisai pateikė info, kad mane užblokavo, nors aš buvau geras selleris. Ir tada aš jam skambinus, kad, bet tu supranti, kad akivaizdi tendencija yra, kad tave reportina dėl feiko ir čia, garantuotai yra, negarantuotai 99%, kad tai yra feikas. Ne, čia tikrai, aš čia žinau tas tiekėjus, jie čia geri, čia ne feikas. Skau, aš manau, kad feikas, sorry, negalėsiu padėti. Po mėnesio susisiekė, žiūrė, gal vis dėlto įmanoma kažką padaryti, nes jo, išsiaiškinau, ten tikrai buvo feikas. O ką šiaip žmonės gali daryti ir kokia, sakykime, mano yra viena iš tokių rolių, atsakomybių, pavadinkim, palaikyti tą gerą pulsą apie įbį mūsų regione. Tai jeigu jie su legit priežastim pakontaktuoja, kad žiūrėk, mane užblokavo, bet tai yra nesąmonė, tai mes tų išeičių visada randam, vienokių ar kitokių. Tai mano ten ir telefono numeris viešas, ir e-mailas, ir Facebook'e gali rašyti, ir tas, kas tą problemą pažiūri normaliai, žmogiškai prieina, papasakoja, ne tai, kad skambina iš karto, čia mane užblokavo už nieko, what the fuck padėk, bet normaliai, tvarkingai parašo situaciją, kontekstą, gerbdamas ir kito laiką, tai praktiškai visiems tas problemas būna sutvarkomas ir aš galiu drąsiai teikti, kad sutvarkom. O koks yra planas, kad, neužblokuotų paskyros kitą dieną? Ką reikia padaryti? Pasitvirtinti telefoną, adresą, ar yra kažkoks tai nerašyta taisyklė, kad, bent jau aš kažkada bandžiau, ar ne, žiūriu, kitą dieną užblokavo ir palikau tą paskyrą. Ką padaryti? Pirmą tą minutę užsiregistravus, kad nepadaryti klaidos, kad ryte neatsikėlus nepamatyti užblokuotos sąskaitos. Jo, tai ta registracija, ji iš pirmo žvilgsnio atrodo, kas čia neužsiregistruosi, duomenis suvest. Ten yra tokių kabliukų, žmonės sumaišo, registruodamas į įmonės tipą, pasirenka vietoj mažosios bendrijos, pasirenka UABą arba atvirkščiai, nes nežino tų atitikmenų anglų kalba ir jiems atrodo, kad čia viskas gerai. Čia nieko tokio, ne? Jo, po to nepriima dokumentų, po to jį uploadina, ir galiausiai vis tiek nepriima, nes nesutampa, įbį neišaiškina normaliai ir kur čia turbūt iš įbį pusės bėda yra. Ir jie nugrimsta ten į problemas. Tai jeigu tu jau žinai, kaip tvarkingai pasidaryti registraciją, ką tu gali, nežinau, su kažkokiais mokymais nusipirkti. Dabar tų mokymų turi pilna, ar ne? Ir ebėjų, sakau, ir YouTube, ir kažkur rastum tikrai, ar ne? Jo, tik naujokam sunku informaciją filtruoti. Aš galiu atsakyti už mūsų mokymus, mes ten turim visiškai simbolinę kainą tų mokymų, ten nėra mūsų fokusas, iš vis ten tų mokymų, aš nežinau, mes šitą simbolinę kainą ir parduodam, ne kokius 2-3 metus turbūt, ten ne mūsų tema mokymai yra, bet už savo mokymus galiu atsakyti ir ten žinau, kad info teisinga, tai turbūt jų yra ir daugiau. Kad bent jau žinotų, kad aš informaciją užsipildžiau tvarkingai, taip kaip reikia, nieko nesumaišiau, viskas yra ir jeigu tu vis tiek gauni baną, tai, aš neslėpsiu, būna tie banai kartais ir iš lempos visiškai, jie yra visiškai nepagristi, vadinami naujoko banai, reikia nepatingėti tada pakontaktuoti bėjų, jie dažniausiai tiesiog nori verifikuoti, kas jis toks. Tik ta žinutė, kad jie nori tave verifikuoti, jinai tokia yra confusinanti, nes jinai ateina tau žinutė, kad labą dieną tu suspicious esi ir mes visam gyvenimui tave užbaninam. Ir nėra nieko, ką tu galėtum padaryti. O iš tikrųjų jie laukia tavo skambučių ir kai paskambini ir tu jiems žiūrėkit, aš registraus gavau baną, what the fuck. Ir jie, čia normali procedūra, mes norėjom užduoti kelis klausimus ir tada, tu atsakai tas klausimus ir paleidžia. Bet jeigu ir jau pakontaktavus, paskambinus, neatblokuoja, tai tada nuoširdžiai 2 keliai. Gali pabandyti kitą paskyrą pasikurti su mintim, bet kitą IP turbūt adresą naudoti?
Jo, geriau. Su mintim, kad aš žinau, kad eBay tikrai užgliūčino, o idealus variantas, kad gali parašyti man ir turime jau ten tų būdų, sakykime, gilesnių, kaip prieiti prie tų klausimų ir sutvarkyti. Gerai, pakalbėkime apie sėkmės istorijas. Žinau 3 tokias. Tai pirma, žinau, milijonieriais iš prekybos eBay platformoje tapo vieni žmonės, kurie prekiavo kalėdiniam kaukiam, bet čia buvo prieš daug metų. Toliau, žinau, lietuvis vienas darydavo motociklam lipdukus. Gaudavo užsakymą, Japoniją siūsdavo, netgi pats mačiau, kaip išsiuntinėdavo tas prekes. Pakankamai gerom kainom susiradau, irgi analizavau, žiūrėjau tą atvejį, ar apsimoka tą daryti, ar neapsimoka. Ir dar vienas įdomesnis toks atvejis buvo, kad kažkurie žmonės liktai iš Pagėgio ar iš Plungės vištų pešimo aparatą būdavo sukurdavo patys, kažkokiais tokiais guminiais galais, ar ne, ant suktuko uždėdavo ir galima buvo nupešti vištą. Tai į Anglijoje, kiek mačiau, pirkdavo labai dideliais kiekiais ir tuo metu buvo to prekė. Ne, lietuvis kažkoks tai buvo labai taip, gerai sugalvojęs ir gerai pardavęs tą prekę ir pakankamai, įsivaizduoju, neblogai uždirbdo. Tai ar eBay'us vis dar gamina tokius milijonierius arba bent jau sėkmingus žmonės? Duok pavyzdžių. Geras klausimas. Aš nežinau, ar eBay'us skambėdavo kaip ta tokia jau milijonierių gamykla kada nors ir anksčiau. Taip, tai turėjo didesnį svorį globaliam žaidime, faktas, nes nebuvo kitų marketplace'ų, nes dabar mes turim labai daug nišinių marketplace'ų, kurie fokusuojasi į tam tikrą vieną kategoriją ir aišku, kad jau sunku eBay darosi konkuruoti, dėl to jie suprasdami, kad jie turėdami ten 1000 skirtingų kategorijų negali visur būti žiauriai geri, irgi pradėjo fokusuotis ant kažko, ant tų kelių, kaip ir minėjau, fokus kategorijų, kur gal vėliau paliesim, kas jis tokios. Tai dabar sakykim taip, tiek pats eBay pozicionuoja, tiek aš pozicionuoju eBay kaip vieną iš kanalų visada. Niekada nesakau, kad žiūrėk, tu čia dabar ateik ir statyk savo verslą tik ant eBay ir savo veiklą tik ant eBay ir tikėkis, kad eBay apvers tavo gyvenimą. Sėkmės istorijų tokių, kur kažkas užbildino labai eBay stipriai ir pardavė už ten 1 milijoną, 2, 3, 4, 5, kas pakankamai buvo ir vis dar yra turbūt tik sumažėjusi tema Amazon, jų faktas, kad yra mažiau. Jeigu mes pažiūrėtume taip realistiškai į šitą marketplace'ą, tai aš galvoju, kad jisai yra tas, kuris įgalina labai, labai paprastą žmogų, tokį, galbūt ne žodis pasijausti būtų teisingas, bet jis įgalina žmogų turėti savo veiklą, susikurti savo darbo vietą, ir galbūt patapti entrepreneriu ar verslininku kažkurio tai metu, kai jau jisai sugebės paskeilinti ir pradės dedikuoti darbus. Sėkmės pavyzdžių tokių, kurie būtų pagristi tik eBay vieninteliu versle pardavimų kanalų, tai aš sakyčiau, yra bent jau eBay bendruomeniai gerai žinoma įmonė Pop ir Fashion Auctions, kurių jeigu rekvizitus atsidarytume, ir pažiūrėtume, kiek jų yra apyvarta, tai jinai yra ten visiškai iš eBay, jeigu ir parduoda kažkur kitur, tai ten yra labai minimaliai. Iš esmės, jų verslas jau N metų, tarp kitko irgi prasidėjęs maža miestelį, dabar pagrindas, man atrodo, yra Ukmergėj, pilnai stovint eBay. Jie prekiauja fashion, bet vėlgi tas fashionas yra daiktai, kurie kažkada kainavo labai brangiai, o jie dabar gali paleisti juos aukcionų startuojančių ten nuo 1 svaro ir, sakykime, kiek užkils kaina, tiek užkils. Tai visi ir didžiausi, žinomiausi prekių ženklai, kaip Gucci ir taip toliau, tai perka tais vadinamais, nežinau, jų terminais lotais gal, balkų, ne tai, kad aš padariau užsakymą naujos kolekcijos Nike ir ten gausiu aš ten tą Nike po 9 mėnesių ir žinau, ką gausiu. Kitoks modelis, tai vėlgi grįžtam prie to, kad eBay netipinė tokia platforma, ne? Ir šitas pardavėjas irgi jis toks nėra tipinis mažmenininkas mados kategorijai. Tai ne vienerius metus jau iš eilės gauna jie ir apdovanojimus kaip patikimas pardavėjas, ar ne? Jo, kaip labai geras pardavėjas ir skaičiai geri ir jų netgi buvo vienas apdovanojimas už Decade of Excellence. Reiškia, kad 10 metų jau žiauriai gerai varo. Tai tikėtina, kad jie uždirbo milijoną, ar ne, iš eBay'us?
Tai vienareikšmiai ten įmonė virš 100 žmonių. Nu, dabar gal kažkiek mažiau, bet, sakau, viskas stovi ant eBay'aus. Daugiau tokių išreikštų žaidėjų, kurie, sakyčiau, kad tik tais ant eBay'aus stovi ir jie labai dideli yra, tai aš turbūt net nepasakysiu, dabar niekas neteina į galvą, bet eBay yra kaip vienas iš kanalų labai, labai superinis. Tai kai manęs paprašo palyginti, o tai man čia reiktų, kaip tu galvoji, prekiauti, ar kaip tu siūlytum prekiauti čia ar Amazon, ar eBay, ar ten Allegro, tai aš tada sakau, kad tu ir čia prekiauk. Yra ten kūrybai stiprus, tu diversifikuosi tos kanalus, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie automobilistus, jie dabar stipriai prekiaujantis yra ir vietinėse marketplace, kaip Ovoko, Rekaros, tada prijungia eBay, prijungia Allegro ir visi tie marketplace'ai, jiems netgi skirtinga produkcija padengia, auditorijos skirtingos ir skirtingą daiktą mėgsta, sakykim. Tai aš į eBay taip ir žiūrėčiau, kaip į vieną iš kanalų, kuris gali turėti labai didelę pridėtinę vertę tavo verslui, arba jeigu tu esi mažiukas, tai yra įėjimo kaštai labai labai nedideli, kad tu galėtum užsikurti kažkokį varikliuką ir įeiti į tą tokį entreprenerio gyvenimą. O kaip yra geriau, ar mažam, ta prasme, kad ir didelė įmonė kažkokia nuo mažų kiekių pradėti, bandyti mokytis, arba gal net ir būnant mažam, ar ne, jeigu vienas žmogus yra pats savo susikūręs kažkokią mažą bendriją, ar geriau būtų, eBay'ų turbūt automatiškai geriau būtų didesni kažkokie tai, bet kaip pats patartum, ar pradėti nuo mažų kiekių, ar iš karto, stipriai bandyti tą rinką įeiti? Tai jeigu tu žinai, ką darai, tai jeigu tu žinai, ką darai ir turi produkcijos, tai kali tą visą produkciją ir leidi tada auditorijai nuspręsti, kas jiems patinka, ką jie nori, ko nenori ir panašiai. Vėlgi, čia globalus marketplace'as, daug automatizacijų, daug sprendžia robotukas, tai reikia pasiedukuoti pradžiai. Nes bus po to užblokuota paskyra ir eBay blogas ir kas čia vyksta. Tai jeigu tu tą edukaciją turi, kas būtų pirmas žingsnis, ką reiktų padaryti, ir čia tikrai painvestuoti ant kažkiek laiko daugiau reikia negu resursų, tai tada startuoji su visa produkcija, ką tu turi ir nematau aš prasmės, kodėl tu reiktų save riboti. Aišku, jeigu tu esi toks, kur tiesiog galvoji, man reikia kažkokios naujos veiklos, pasianalizuoji, kas galbūt eina, ką kiti parduoda, nes eBay tie duomenys yra vieši, mes galim kiekvieną sellerį pasirinkus pažiūrėti, ką jis pardavė per paskutines 90 dienų, kada pardavė, už kiek pardavė jo, pasinagrinėti tas prekes, pažiūrėti, aš čia galbūt konkurencingas, tai aš čia nesu kažkoks tai verslo konsultantas, tai dabar nepasakysiu, kaip susidėlioti visą to offline, bet manau, kad nebūtų protinga dabar ten, nežinau, paimti paskolą ir užsipirkti žiauriai daug ten kažko ir eiti ir bandyti parduoti. Tai aišku, kad tada gal po truputį įsivažiuoti. Bet labiau mes dirbam ir mano kompetencija labiau yra padėti tiem žmonėm, kurie ir tom įmonėm, kurios jau turi produkciją, kur tiekimas jiems nėra problema. eBay'us dar turbūt daugelio naudotojų akise yra tokia, vieta, kur pardavėjas turbūt yra, ten kažkur apačioj, o dievas yra pirkėjas, ar ne? Tai pardavėjai labai dažnai kenčia nuo nesąžiningų pirkėjų. Visokie keisų atidarimai, ar ne, negauta prekė, sugadinta prekė, gražinime būna galbūt plyta įdėta vietoj kompiuterio atgal ir panašiai. Kodėl eBay'us gina pirkėjus? Man kaip chebra paskambinę skundžiasi dėl panašių atvejų, čia eBay'us į vienus vartus sprendžia, tai aš sakau, jūs turbūt Amazonė neprekiavę. Nes ten, čia aš sakyčiau, netgi toks yra psichologinis momentas. Kas prekiauja Amazon, jeigu vėl paimtume 2 didžiausius žaidėjus, ar ne? eBay ir Amazon. Kas prekiauja Amazon, tai jie ten tos teisybės net neieško, jie tiesiog iškart žino, kad bus tam tikra dalis tokių išlaidų, jie nusirašo iš karto tos atvejus į išlaidas ir jie net nebando kovoti ir jie tada nesiparina, nes tiesiog yra toks faktas, mane ten apgavo, jisai parsintė kažką ne to, aš tikrai neturėsiu jokios teisybės ir viskas, case closed. Tai jie ne energijos ten deda, čia kaštai, mes tokio žaidimo taisyklės, nenori nežaisk ir eina toliau su tom žaidimo taisyklėm priekį. eBay, sakyčiau, kaip tik yra platforma, kuri jinai dar labai laviruoja.
ir tikrai ir pažiūri, ir to sveiko proto ten yra daugiau, automatizacijos yra mažiau ir ten tas kiekvienas atvejis yra įvertinamas. Ar kažkokių nudegimų būna, tikrai būna, ar jų būna nedaug ir tai nėra kažkoks kasdienis galvos skausmas ir kasdienis suvokimas, kad ai čia mane apgavo. Jeigu tu žinai, ką tu ten darai, tai 100%, vėl grįžtant prie edukacijos, kiekviena ta problema, kai tu jau matai, kad tave bando ten kažkaip, sakykime, apgauti, nors sakau, čia tas būdavo gal anksčiau dalykas, dabar tikrai tų atvejų sumažėja stipriai. Tai tu turėdamas know-how, tu jau žinai, kaip atgal spausti tą potencialų sukčių. Ir tada tu ten, sakykime, aš netgi sakyčiau, iš tokių bandymų tave apgauti, tu ten prasileidi 20-30% gal, kad tikrai tu kažkiek nukenti. Bet tu nukenti, kad tu susimokėjai už grąžinimą, nors viskas gerai buvo su preke, tiesiog jis pasakė, kad negerai ir tu turėjai padengti grąžinimo kaštus, ar tu ten buvai prispaustas padaryti kažkokį dalinį pinigų grąžinimą, dėl to, kad buvo lengviau tiesiog tai pabaigti tą ginčą. Bet tokių atvejų, kur tai būtų labai brutaliai, pavadinkim, tau parsiuntė vietoj kompiuterio plytą. Aš vieną tokį atvejį, kad tarp kitko turiu. Kaip sakai, draugas retai pirko, papasakosiu, ir paaiškink man, kaip reikėtų elgtis. Draugas pirko dizainerio lempą, tiksliau pardavė dizainerio lempą, kažkokią ten labai įspūdingą, kadangi namuose netiko tiesiog ta lempa, ar ne? Ir įsiuntė berods į Graikiją ar kažkas į tas šalis, ar ne? Na, ir tas žmogus gavęs, sako, man ta lempa nepatinka. Grąžino atgal, bet grąžino nebe tą lempą. Kažkokią visiškai kitą, surūdijusią ar ten visiškai, nepanaudojama. Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Jo, gerai, tu čia mane pagavai, nes proceso apibrėžto, kad aš darau žingsnį A, B, C ir 100% ta byla bus nuspręsta mano naudai, tokio proceso nėra. Ir dabar, kai buvo konferencija, vasarą eBay buvo atvykę į Lietuvą, aš grinai, kai atsistojo customer serviso headė, aš šnekėt ir daryti prezentaciją, aš grinai 1:1 padaviau pavyzdį, sakau, žiūrėkit, kaip elgtis, kokie yra žingsniai, ką daryti. Tai jinai tiesiog patvirtino. Aš šiaip žinojau, bet dėl kitų tą klausimą uždaviau viešai, nes aš jau buvau paklausęs ir anksčiau, ten prie vieno stalo ne kartą sėdėjo. Tai žingsniai, aišku, kad aš dokumentuoju, kas čia įvyko, aš einu iškart reportinu pardavėją. Jeigu jisai ne pirmą kartą jau sukčiauja ir tas reportų kiekis yra pakankamai jau susidaręs, tikslaus skaičius vėlgi nepasakysiu, nes nėra tokių duomenų viešų, bet ten greičiausiai tai bus 3, 4, 5 kartai ir turbūt, kad jau tą pirkėją jau banina. Tai jeigu aš pataikau ant to momento, kada, sakykime, mano reportas būna paskutinis, tai faktas, kad iškart reversina bylą, jį blokuoja ir taip toliau, nes jau mato, tiesiog tendencija tokia. Ok, bet, sakykime, aš pareportinau, nieko neįvyko, dar yra šansas, kad customer services įvertins situaciją ir nuspręs, ar tai į mūsų naudą, ar paprašys pirkėjo daugiau įrodymų, ypač jeigu yra siunta kainuojanti kažkiek brangiau. Kažkiek būdavo anksčiau, dabar jau tų atvejų mažiau yra, nes eBay reikia pinigų daugiau uždirbti. Pats matė, akcija kyla, ne? Būdavo paskirtas biudžetas, jis ir dabar paskirtas tik sumažintas, kada atsitinka tokie atvejai, kad eBay iš savęs kompensuoja, ten nelenda, nes jam teisėjų būtų labai sunku, reikia suprasti. Taip. Jeigu man vienas sako, kad daiktas geras, kitas sako, kad daiktas blogas. Kaip man dabar žinot, ar jis geras ar blogas? Aš ten negaliu siūsti vietinio agento kažkokio manęs, nepaprašys nuvažiuoti, ten sutikrink, pažiūrėk. Tai faktas, kad kaip ir kiekvienas marketplace'as, labiau tas svarstyklės svyra pirkėjo naudai. Čia visur. Jis moka pinigus, ar ne? Taip, čia visur tai bus. Amazonas išvažiavo absoliučiai ant vienų vartų, bet tikrai dar customer services vertina ir tokias nachališkas bylas, jas įmanoma kompensuotis, bet tai nėra garantija. Ar nereikėtų tada gavus įtarimą, tarkim, jau matai, kad kažkas negerai, ar ne, bandyti filmuoti, ar tai turi reikšmės kažkas, pasiemant prekę iš pašto skyriaus, filmuojant, atidarant, kažkaip pateikiant eBay, ar turėtų reikšmės tokie įrodymai? Nėra apibriežto proceso. Priklauso, kas vertins, kartais tai padeda, nes jie kartais paprašo įrodymų, kas
tikrai padeda ir kur čia yra hakas į abidvi pusės ir beveik, nors skaičiau, success rate'as, jisai apie 100%, nu, kai 100 nebus, bet netoli to, vėlgi ten iš mano kiek metų prekiauju. Jeigu tu parašai pareiškimą policijai ir perduodi eBay, tai gali būti ir policijai pareiškimas, gali būti ir šį pareiškimas, kad toks atvejis mane apgavo, tu nusinti šitą policijos, nežinau, pareiškimą, raštą, išrašą, kaip ten vadinasi tie dokumentai, tada eBay forsina jau be klausimų. Bet kartais ir bent jau anksčiau, dar kai prekiaudavom į šitos džumbrynus Rusiją, Baltarusiją, tai vat mane Baltarusis pirmą kartą prigavo ant šito, aš toks nesupratau, kas vyksta N metų atgal ir aš po to identifikavau, kad tai yra būdas, kaip tave ir apgaut gali, bet kaip tu ir apsigint gali. Ir jeigu mato, kad tu nesi pats naujokas, jeigu tu atėjai pirmą, antrą daiktą pardavai, tai eBay irgi neturi istorijos, kad tu normalus, gal tu čia sukčius esi, bet jeigu mato, kad pas tave yra aktivitis, jau tu prekiauji, vykdai veiklą, ten jokių su tavim problemų nėra, tai jie duoda tau tą opciją ir paskatina kartais ir tas policijos dalykas sueina, beveik visada. Paskutiniais atvejais, ką irgi eBay patarė, kur net neprašo jau policiją eiti, bet sako, tegu vadovas, kas yra ir on-file vadovas, ar ne, kurio duomenys įvesti kaip įmonės direktorius, tegu pasirašo, kad šitas returnas yra ten brokuotas, sulaužyta tas ir tas, vardas, pavardė, parašas, kad aš čia tvirtinu, tas šablonas yra, kurį jie duoda. Nusiunti ir jie padaro tą kompensaciją. Tai, bet reikia suprasti tikrai, kad neteisybės kažkiek jos bus ir tokių pilkų zonų bus, kur tau skaudės, bet tiesiog jos būna, arba tu žaidi pagal tą žaidimo taisyklės, arba ne, bet jos tikrai nebūna tokiam skeilė, kaip kartais gali sudaryti įspūdį iš kitų žmonių. Tai mes girdim, kaip ir sakė, mes girdim tas blogas istorijas, ar ne, tų gerų istorijų nieks neprašinėja. Kaip iš tavo patirties, kaip yra geriau prekiauti? Ar gaminti kažką, tarkim, Lietuvoje, arba bent pridėti kažkokią rankytę prie kažkokio produkto ir parduoti, ar būti to tarpininku, kad žinau, iš kur paimti ir kaip, pusiau dropshipperis. Žinau, kad dropshippingas lyg tai uždraustas yra, ar ne, eBay'us netoleruoja dropshipperių. Jeigu yra būdų, kaip suprantu, bet jeigu tai pagal įstatymų raidę, tai netoleruoja. Bet grįžkim prie klausimo. Ar gaminti ir parduoti eBay, ar geriau tarpininkauti? Ką rinktumėsi pats? Jo, tai gal apie dropshippingą įveskim į kontekstą. Yra labai neapibrėžta dropshippingo politika eBay. Ten jie palikę labai daug interpretacijų vietų, nes jie patys irgi interpretuoja ir žiūri, kas per selleris. Jeigu tu dropshippinį iš kitų mažmeninių parduotuvių ar marketplace, jo, čia uždrausta, banina už tai, nerekomenduoju. O kaip jie pamato, kad tu iš kitur paėmė? Pagal nuotraukas, pagal ką? Aprašymus? Šiaip anksčiau, jeigu kaldavai pavyzdžiui, iš Amazono, kas buvo kažkurio metu toks labai populiarus modelis iš Amazono, ten tada repricingus susistatai, ieškai tų skirtumų kainos ir viskas. Ką šiaip dabar tą arbitražą tokį daro daug kas, ir su kripto daro Vladas Jurkevičius, ar ne, kur Humbility įmonė, po kurios kosmosas tiesiog biržose ieško skirtingų kainų. Tai tą patį darydavo eBay Amazon, tai aš nebejoju, kad per nuotraukas identifikuodavo, nes ar per metadatą nuotraukų, nes tikrai trindavosi visi metadatą nuotraukų, ar gal tada, kad labai tas baltas fonas būdavo, bet baltą foną tu galėdavai ir šiaip turėti, bet nuo Amazonį buvo privalomas dalykas. Tai tiksliai nežinau, kaip identifikuoja, bet manau, kad per nuotraukų metadatą bent jau anksčiau būdavo. Fun fact, kad kai dropshippingas toks kaip dalykas apskritai atsirado, tai kadangi mes su Izraelio ofisu anksčiau nemažai turėjom reikalų, kol keitėsi ten eBay vidiniai žmonės ir taip toliau, tai Izraeliui buvo atskiras skyrius padarytas su žmonėm, kurie buvo fokusuoti padėti dropshipperiam. Tai eBay skatino. Dropshippinti skatino, kad duokit čia mums supply'us, kelkit prekes ir taip toliau. Ir tada kažkurio metu pamatė, kad čia toks balaganas, nes neįmanoma suvaldyti.
Tai jeigu tu iš kitų mažmenininkų marketplace'ų prekiauji negalima, banas, kaip suseka iki galo, nežinau, tai negalėsiu čia patart kažko per daug, kaip sukčiauti. Komentaruose kažkas parašys gal, ar ne? Jo, bet jeigu tu darai dropshippingą, turi tiekėjus, sinchronizuoji likutį, sinchronizuoji kainą, nekeli kažkokios tai problemos, nedarai blogų situacijų, tai viskas, as long as you make money ir ten gerą pirkėjo patirtį darai, viskas liuks. Tas pats Ovoko, RRR'as. Tai jie irgi eBay prekiauja, šiaip fun fact, kad pakankamai ant eBay užsibūstino savo pirmuose žingsniuose kaip įmonė. Tai jie irgi nestokina nieko. Susijungia daug tų naudotų dalių pardavėjų, daug autalaužynų ir jie jų prekes pardavinėja, bet jie pasirašo ant to, kad mes užtikrinam, kad čia su likučiu taip toliau viskas būtų smooth, kad nebūtų out of stock situacijų, kad nebūtų blogos pirkėjo patirties ir važiuoja. Tai nėra taip, kad galima, negalima, toks yra, viduriukas, sakykim, kur tu gali prekiauti. Tik tą turi daryti šiek tiek, protingiau negu galbūt anksčiau buvo įpratę jau ten hebrai, kad iš Amazono, iš AliExpresso greit sukeliu. O jeigu grįžt prie to, ar gamint prekes ir parduot, ar kaip naudotas detalės kažkokias ir paprasčiau galbūt yra? eBay visiškai brandų platforma, tai jeigu mes turim savo kažkokį private labelį, aš neskau, kad tai neis, eBay bet kokiai produkcijai išlieka kanalas, kurį reikia pabandyti ir kartais būsit nustebinti. Turim klientą, kuri veža pavėsinės pirtis, kubilus į Vokietiją, kur toks iš vis atrodo labai sudėtingas produktas, custom sprendimai, samatos po 5, po 10 tūkstančių. Tai viską gali prekiauti, bet iš skaičių statistikos, tai eBay yra brandų platforma, su savo private labeliu kažkokiu gaminiuku yra sunkiau, tai jeigu ten galvoju, aš čia dabar pasidarysiu, gėrimą kažkokį, gėris, pavyzdžiui, kažkoks veikoliškas gėrimas yra, tai ir mes norim tikrai skailinti ir uždirbti pinigų ir toks žmogus klaustų manęs, kur man yra didesnis potencialas, ten eBay ar kažkur kitur, aš skaičiu turbūt kažkur kitur. Tai turbūt, kad jeigu klausimas yra, ar gamintojams eBay yra vieta, ar reselleriams, tai labiau reselleriams, nes daugiau išvažiuoja ir per kiekį, per masiškumą negu per gylį. Tai jeigu ten mes turim 10 skirtingų pozicijų ir jos ten nėra, nežinau, iPhone'ų naujų modelį, kur mes ten kažkokiu tai būdu galim turėti labai gerą kainą, gebėti pasiūlyti labai gerą kainą, tai tikėtina, kad tau su mažu kiekiu bus sudėtinga ten nuversti kalnus. Taip, tu turėsi pardavimų, tai bus brand awareness geras dalykas, galbūt užkabinsi kažkokį B2B klientą, čia kalbėtume apie tą patį gėrimą, galbūt kažkas paragaus, pabandys ir tokiu atveju esam turėję, kur kažkokius muiliukus pardavinėja ir užkabino didmeną kanapį, ten tų muilų pradėjo siūs bendrauti. O geriau pigiom prekiam prekiaut ar brangiom? Ir iš visko, kokie segmentai yra tokie geriausi? Aišku, elektronika turbūt lietuviam labai sudėtinga būtų, ar ne, kažkaip sukonkuruoti su didelėm valstybėm. Gal yra kažkokių tokių, nežinau, slaptų prekių, ką galėtum parekomenduoti žmonėm, kurie norėtų pradėti? Jo, tai jeigu mes grįžtam prie to, kur eBay fokusuojasi ir kur tikrai yra eBay tema, kas liečia prekes, tai paminėjai elektroniką, tai ant naujos elektronikos mums galbūt sudėtingiau, nebent mes pagausim kažkokias tai rinkas, kur dėl gamintojo nustatytų ten minimalių pardavimo kainų mes galim net ir su siuntimu pasiūlyti konkurencingą kainą ir ten išvežti į kažkias šalis, bet atmetus tas tokias, pavienius tokius atvejus, naudota ir refurbished elektronika yra visiškai eBay tema ir ten didelė kategorija, pelninga kategorija ir skaičiau netgi tokią kategoriją, kur paprastas žmogus susiradęs, kur galbūt pirkdamas naudotą elektroniką, ją mokėdamas prikelti kažkaip, paremontuoti tavo seną. Aš manau, tai man buvo kažkada. Jo. Bet aš pirkdavau iš eBay'aus, čia paremontuodavau, Lietuvoje parduodavau, tai toks būdavo mano. Tai pilnai, gali daryti kitą pusę, tai visiškai eBay tema ir nežinau, ar yra konkurentų šiai dienai, kurie tokiems, kur
kur tu tiek galėtum pasiekti tokio tipo produkciją. Minėtos auto dalis, vėlgi, auto dalis tiek naujas, tiek naudotas, eBay pasiskirsto ten 50-50, tai sakykime, jeigu dar naujas dalis paėmus ir ten tam tikrus aksesuarus, tai vėlgi eBay pralošia ten tą kovą prieš Amazon Amerikoje, nes šiaip UK ir Vokietijoje, kalbant apie didžiasias rinkas, tai eBay numeris vienas auto dalyse bendrai, bet kas liečia naudotas auto dalis, tai visiškai dominuoja pasaulyje. Lietuvoje dominuoja Ovoko, ne? Ar ten Rekaras prideda savo dar. Bet mes vis tiek kalbam apie didžiasias rinkas, kur yra daugiausiai pinigų, tai auto dalyse, ypač naudotose, eBay dominuoja pre-loved fashion, kas yra iš esmės kaip ir naudota, bet idealios būklės mados daiktai. Tai būtų batai ar šmutkės. Visiškai irgi eBay tema. Kolekcinės prekės. Absoliučiai eBay tema. Gaila tik, kad pas mus nėra, kas liečia kolekcinės prekės kultūros kortelių kolekcionavimo, nes čia ten žvėriški pinigai eBay vaikšto. Amerikoje turbūt labiau, ar ne? Ir Amerikoje, ir Azijoje labai mėgiamas dalykas. Azijoje, Amerikoje stipriai, kai Azijoje sakau, tai turim labai Singapūrę, labai stiprų pardavėją, kurie ten renka kitų korteles kaip agregatorius, tiesiog per eBay pardavinėja už kažkokį tai procentą. Bet žodžiu, sports trading cards tai yra labai eBayinė prekė ir ten daug pinigų yra ir tos kortelės parsiduoda ir už 10 šimtus tūkstančių. Bet aš tos kategorijos dar nesuprantu, aš į ją gilinos. Skandinavai, tie patys danai jau labai ten stipriai, sakykim, toj temoje yra ir vyksta pas jos ir renginiai panašus ir balandžio mėnesį bus. Tai gal reikės nuvažiuoti pasiedukuot, bet kas pas mus labiau suprantama, galbūt yra monetos, pašto ženklai, kur šiaip pati pirma prekė iš Lietuvos per eBay parduota yra pašto ženklas, jeigu neklystu. Tai kolekcinės prekės jo, kur irgi daug paprastų žmonių, kur turi galbūt kažkokį tai hobį, gali jį monetizuoti. Skaičiau, čia yra kategorijos, į kurias lengviausia įeiti, nes ten tikrai eBay turi labai didelę pirkėjų auditoriją. Su kitom kategorijom taip, turėsim pardavimų, visokių atvejų yra, bet, sakykime, jos nebus tos kategorijos, kur yra eBay didžiausias fokusas šiai dienai. Gerai, pamodeliuokim situaciją. Dabar Aivaras prarado visus darbus, stovi kaip yra, ar ne, ir turi 500 eurų kišenėje. Nuo ko pradėtume eBay'ui prekiauti, ką darytum pats? Ar ne? Negalvokim apie kitus, ką pats darytum, turėdamas kišenėje 500 eurų ir planas pradėti prekybą eBay. Ką darai? Analizuojasi kitus pardavėjus. Vėl grįžtam prie to, kad tai yra vieši duomenys, ką jie parduoda ir žiūriu, ar aš galiu surasti tų prekių tiekimą. Su mintim, kad aš negaliu išnaudoti savo know-how, teikdamas ekstra kažkokią paslaugą ar kooperuodamas su kažkuo, ar ne, bet jeigu kalbant grynai iš prekybos pusės, kad kažką nupirkau, gavau, parduodu. Tai žinau, kas yra geri pardavėjai, žinau, kaip juos rasti, žinau, kaip pažiūrėti, ką jie parduoda, o tada tiekimą surasti, tai nėra taip jau. Bet nuo ko pats pradėtum? Ir sudėtinga, ir nesudėtinga. Nuo naudotų detalių kažkokių, tai nuo rūbų, nuo ko būtų lengviausia? Rūbai sunki kategorija, kažkaip galvojau, kad lengva, bet ten niuansų. Plius ir pats nelabai ten, kad mada labai rūpėtų. Dažnai tą pačią refurbintą elektroniką turbūt lyščiau. Man ten atrodo, kur yra tema, kur tu gali nusipirkti kažkokių tai lotų, returnų elektronikos, ar tai būna to paties Amazon ar panašiai. Tie patys brandai kiniški, bet worldwide paplitę kaip Xiaomi ir taip toliau. Jų įvairūs naudoti komponentai arba netgi daiktai, kurios tu gali gauti naudotus ar refurbintus, kur iš esmės, jeigu man dabar reiktų pirkti naują kokį nors ten, šluotą siurblį ir aš matau, kad čia yra refurbintas ir aš galiu į keliais šimtais eurų pigiau nupirkti,
tai 100% pirkčiau. Ir dėl gamtos visų pirma, ar ne, kad tai perdirbtas daiktas, kad ne tik mesk ir naują imk. Ir viskas ten su juo tikėtina bus gerai ir tai fucking yra pigiau. Šiaip fun fact, mano paskutinis eBay pirkinys, žinai koks buvo? Kluziko dangtis. Aš kažkokiu tai būdu sugebėjau sulaužyti kluziko dangtį, blemba susinervinau, parašiau, neatsimenu, dabar įmonės Lietuvoje davė man pasiūlymą 220 eurų. Už fucking dangtį. Tai gal ten koks su pašvietimu? Ne, paprastas, Villeroy Bosch, ten tas kluzikas. Paprastas. Tai paprastas, nepauksuotas ir ten ne kažkoks, tai žinai. Elitinis, tarkim, man. Bet galvoju, už dangtį 200 eurų, nemokėsi tikrai. Tu prisimeni, turiu namų draudimą. Žiūriu, išskaita 100 eurų namų draudimo. Tai vis tiek man tas dangtis jau kainuosi, ne 102 eurų. Vis dar gaila, aš jau vos ten nežiūriu, kur man čia gal kažkas, man tas sulaužtą dangtį ten palituos tą plasmasę, žinai, nuvešiu kur nors į lentvarį kokiam bičeliui. Po to toks blemba reikia pažiūrėti eBay. Nusipirkau eBay, aš tą dangtį pasidėrėjau dar, ten buvo gal 100 eurų, pasidėrėjau iki 90, žodžiu, su shippingu, su visko iš čia man atkeliavo už 107 eurus, o šitą draudimas pakompensavo 120 eurų, dar išėjau 13 eurų į pliusą. Tai, eBay'us, kai minėjau kategorijas tokias skirtingas, ne, tai eBay'us dar yra labai tema ir šiaip kokių friki lempinių daiktų, kur tu niekur kitur nerasi. Jo, kur tu neįsivaizduoji, iš kur gauti. Ir čia yra ne tik pirkimui, bet ir pardavimui. Tai, žinai, jeigu aš turiu tik 500 eurų kišenį, aš apsižvalgyčiau dar namuose, ką aš turiu daiktų, kuriuos aš galbūt galiu parduoti. Nes tas pats mano atvejais iš parduotojų, nepirktų daiktų pakankamai šviežiai, telikų stovai, kadangi mes televizorius pasikabinam ant sienos, liko tie stoveliai, kurie originaliai eina į pakuotėse. Tai aš jau buvau nešinas į konteinerį plasmasės. Sugalvoju, blemba, o reikia pažiūrėti, gal eBay parsiduoda. Ir akurat, ir už šiam, ir už 8 svarų, ir pardaviau abudu tos stovus, ir ten įsidėjau, žinai, gerą restorano vakarienę, nepatingėjęs nufotkint ir tiesiog, žinai, parašyti tokią teliko stovus. O žinai, ką aš buvau pardavęs labai sėkmingai? Kai nusipirki, pavyzdžiui, naują telefoną, ar ne, tai telefono dėžutė. Tiesiog kažkuriems žmonėms būna labai gera prekė, jeigu jie turi kažkokį tai refurbishintą telefoną, ne, su dėžutė parduoti visada yra, atrodo, žmogui turbūt kažkaip saugiau, gal nevoktas, gal kažkaip daugiau įrodymų tokių, ar ne. Yra. Tai va, dėžutės buvo irgi tema tokia pakankamai gera, nusipirkdavai, aišku, telefonus galbūt sulaužytus, sudaužytus ir pardavėjas su dėžutėm jos išsiūsdavo. Tai dėžutės atskirai parduodavo ir pardavinėdavo. Tai irgi, atsakau, atrodo, tokių friki daiktų galima buvo rasti, visiškai, atrodo, kur jos panaudot, bet eBay kažkam jų reikia. Sudaužytus ekranus netgi pardavinėdavo eBay. Žinai, nes daug yra šiaip friki žmonių. Mes kalbam vėlgi 190 rinkų, 104 milijonai aktyvių pirkėjų. Kai man būna žmonės klausia, ar sako, tai mes čia startuosim, čia tą dėsim į eBay, tą nedėsim, čia tas turėtų eiti, tas turėtų neiti. Aš sakau, jūs net neįsivaizduojat, kas gali eiti. Kas jums atrodo, kad neina, ten žmogų iš Australijos, Naujosios Zelandijos ar ten kokios salos, Latino Amerikos, pas juos ten kitaip, ten toj galvoje dėliojasi dalykai. Ir reikia duoti jiems kaip sakyt, apspręsti. Ir aš pamenu, vienas klientas, buvau svečiuose ir žiūriu, batus siunčia ir ant batų dėžučių dar deda tokius kartoninius įtvirtinimus kampams, kad nenusilankstytų. Tu kam čia dedat, kam ta dėžutė reikalinga, taigi tu gavai svarų batai sveiki ir jinai, šiaip tvirta ta dėžutė būna ir šiaip, sako, tu neįsivaizduoji, kiek yra frykų, kurie tiesiog perka ir kolekcionuoja ir tas batus, ir tas dėžutės, ir ten kaupia kažkur ir jiems svarbu, kad ta dėžutė būtų čiki-piki ten be jokio įlenkimo. Taip, sakau, daug tokių dalykų, turbūt tuos 500 eurų, ką mes kalbam turint, dar nereikėtų namuose apsidairyti, nereikalingus daiktus, bet vėl kainuoja kiekvienas įdėjimas, turbūt skelbimo, ar ne kažkiek tai, net jeigu ir neparduodi. Ir taip ir ne, ebay.com iki 250 aktyvių prekių nieko nekainuoja. Jeigu per kitus saitus dedam, tai kelimas kainuoja po... priklauso nuo saito, ar Vokietijoje, DDR, UK, ten 30, 40, 50 euro centus, sakykim. O tada, jeigu tu daugiau daiktų dedi, tada parduotuvę prenumeruoji, jinai ten įgalina tą, nereikia to mokėti už prekių įkelimą. Viskas greičiau, patogiau, ten Daugiau funkcionalumo šiek tiek atsiveria, bet jo.
Ir dar apie tos įrankius, ar ne, aš atsimenu, naudodavau tokį fatfingers.com, šiandien kaip tik pasižiūrėjau, vis dar veikia, kur suvedi, tarkim, Samsung pavadinimą, ar ne, ir tau išmeta visas prekes, kur yra ne Samsung, o kažkaip kitaip pavadintas. Samsung, arba žmogus tiesiog rašydamas su storais pirštais padaro klaidą, ar ne, kažkokią tai. Ir būtent tos brandinius kažkokius dalykus buvo galima surasti, na, pakankamai, kurių nieks nemato, ar ne, kur yra tiesiog pavadinimai įvedus Samsung, būtent to Samsung nerodo. Tai va tokių puslapių naudodavau, dar naudodavau snaiperius, kur užstatydavai na, likus 5, 3, 2 sekundėm galutinę kainą už kažkokį tai telefoną, ar tai rūbą, ar kažkokią, na, kad neiškeltos kainos kitiem, kurie žmonės galbūt jau laimi tą prekę, ar ne, o aš paskutinę sekundę permušu ir jam nepalieku laiko, kad jisai... aukcionuose. Taip, aukcionuose tokiuose. Tai tokių įrankių, tokių yra. Aš, kaip suprantu, tu daugiau gali patarti, ką pardavėjim, kokius įrankius galima būtų naudoti. Galbūt, aišku, žinai, ir pirkėjim. Tai labai būtų įdomu sužinoti, pradedantiesiam, kur dar kažkaip pasinaudoti tokiais lifehackais, kur daug lengviau, daug paprasčiau ir pigiau, ir laiko sutaupo, ir dar kažkokių naudų gali būti daugiau. Jo, šiaip apie aukcionus, žinai, šiek tiek nesužsiminiai, tai jo, čia yra eBay išskirtinumas, bet aukcionai iš tikrųjų labai mažą dalį eBay prekybos sudaro, jeigu mes paimsim, kiek jie prekiauja iš tų beveik 75 milijardų. Kažkada seniai buvo labai toks tema buvo, dabar jau buy it now yra prekės, turbūt ne buy it now best offer, tokios, ar ne? Jo, tai buy it now, jo, sakai, kad, nu, iškart gali pirkti fiksuotą kainą, bet vis dar tema, jo, bet eBay'aus buvo tokia kaip ir išskirtinumas, nu jis vis dar yra, nes šiaip tą aukcioną funkcionalumą padaryti, nu, ten nėra taip paprasta. Taip. Man atrodo, gal tas pats Popris bandė pas save website padaryti, ar tai, jeigu meluoju, ne Popris, kažkas bandė, kad sakė, ten sudėtinga. Iš įrankių, aš skaičiau visų pirma naudotis eBay vidiniais įrankiais, nes jie yra tikrai patikimiausi, tai anksčiau vadinosi įrankis Terapeak, kurį po to eBay nusipirko. Tai buvo išorinis įrankis, eBay nusipirko, pas save integravosi, tai ten labai daug pjūvių tu gali nagrinėtis pardavimus. Tai tau rodo, kokia prekės kortelė, listingas buvo parduotas kiek kartų, kokia vidutinė kaina, ar čia free shippingas ar ne, gali atsifiltruoti pardavėjus iš ten tam tikrų rinkų. Tai tu gali eBay viduj, Seller Hub tokiam pagrindiniam sellerio lange, Product Research pavadinimas to įrankio, pjaustytis visais būdais ir pažiūrėti, išsinagrinėtos geruosius pavyzdžius ir nebandyti ant dviračio sukurto, tiesiog ant tų gerųjų pavyzdžių sugrot. Iš išorinių įrankių tai labai daug kas, aišku, darosi custom įrankių savo, nes vis tiek, jeigu įmonė prekiauja, turi savo kažkokią vidinę valdymo sistemą, nori, kad ten orderiai sukristų, automatizmą padaryti, tai labai daug darosi ir custom iš tokių integratorių, kurie padeda apjungti daug skirtingų pardavimų kanalų, tai yra Lenkų BaseLinker, dabar, man atrodo, susitrumpinė jie yra pavadinimą base.com, tai šitas įrankis yra superinis, jeigu mes norim apjungti daug pardavimo kanalų, ten shipping visokių solutionų ir taip toliau, tai aš noriu prekiauti, nežinau, Amazon, Allegro, eBay, Walmart, Shopify ir dar ten prijungti, ten pilna. Tai tikrai toks vienas iš solidesnių, didesnių, kur labai gerai veikia ir ypač kas mums aktualu, nes Allegro, Lenkija šalia didelė rinka irgi daug kas jau ten pradeda eit, o tas įrankis buvo ant Allegro pastatytas apskritai pradžioj, tai su Allegro labai kadangi gera sąveika, tai super. Iš tokių grynai eBay valdymo įrankių, tai aš galvoju, kad 3D Sellers yra bombinis įrankis, kur žiauriai daug funkcijų, žinučių automatizacijos, visokių oferių automatizacijos, teisių priskirimas, ką gali daryti tavo teammate'ai, ko negali, ten tų pačių listingų valdymas, perkelinėjimas duomenų. Žodžiu, labai, labai visko daug, šiaip mes geram santykiu su šita įmonė 3D Sellers ir tikrai turiu išskirtinę nuolaidą, tai nežinau, gal kažkoje nuorodą įdėsim, gali žmonės pasinaudoti, gal man referalas liks ant, tai kad iš Kauno grįžčiau ant kūro. Daugiau, aš sakyčiau, netgi galva nelabai kas ateina į galvą, yra tokių, kur testavausi, liktai žiūrėjau analitinių įrankių, kad prasiskenuoti gal kažkiais dar kitokiais pjūviais kitus pardavėjus, kad suagreguotų jų informaciją, paduotų kažkaip
Nu, bet jie ten biški pušį gaudo. Trūksta dar jiem, ne? Jo, ant savo paskirų pasitikrinit, jeigu pas tave ten 50 000 apyvartos, per tą įrankį pasižiūri, rodo, kad pas tave ten 20 000. Tai vadinasi, toks didelis netitikimas yra tarp duomenų, tai tau neparodys ten to pilno vaizdo. Tai čia konkrečiai kalbu apie Zik Analytics, toks įrankis buvo, šiaip Hebra gal gali pabandyti, gal dabar jie susitvarkė, bet aš nustojau naudotis, nes, tiesiog labai daug informacijos netitinka. Pakalbam apie eBay'aus mokesčius. Iš tikrųjų, tai tokia skaudi tema, ar nepakankamai dideli mokesčiai. Vieną tokį atvejį esu girdėjęs, žmonės Lietuvoje pardavinėjo brangias prekes, kaip minėjai, kažkokias tai pirtis, ar ne, tai ne pirtis, bet kažkokias didelės, dabar net gaminsiu kokias. Susitardavo su pirkėju, ar ne, ir kažkaip po to atšaukdavo tą pardavimą, ar ne, ten atsiliepimo kaip ir nelikdavo, bet nereikėdavo mokėti eBay'aus mokesčių. Tai nesąžiningas būdas. Gal yra kažkokių tai legalių būdų, kaip susimažinti mokesčius? Jo, mokesčiai dideli, visų pirma, čia nesutikčiau, aš galvoju, mokesčių vidurkis yra marketplace'ų, jeigu mes pažiūrėtume į pavyzdžiui, Rumunijos. Man atrodo, kad Rumunijos yra eMagas, toks irgi marketplace'as, ten populiarus labai tuose kraštuose, tai ten 25% ir virš mokesčiai marketplace'o, bent jau paskutiniu metu, kai tikrinau prieš gerus metus, tai eBay'us su savo, aš sakyčiau, grubiai nuo 15 iki 20% toks vidurkis yra, ką selleriai sumoka, ten įmanoma išspausti biškį mažiau, įmanoma daugiau, bet ten nuo kategorijos tada priklauso rinkos, ten daug dedamųjų yra. Tai visų pirma, čia mitas yra tas pats Salvoka, man atrodo, 10 ar 15% įima lietuviškas, kur tikrai neturi tiek sąnaudų ir taip toliau. Kaip susimažinti, kažkokių tai workaroundų nėra, kad ten daryk ten tokią apyvartą arba... Dėk į kitą kategoriją, neveikia tokia dalyka. Tai jo, prie šito norėjau prieiti, kažkaip legaliai slešas nelegaliai, kad tu kažkur galbūt kažką fiktyviai susikeltum kokius nors savo skaičius ir atsirakintum mažesnius mokesčius ar panašiai, kaip PayPal'e yra, kad nuo tam tikros apyvartos tu šiek tiek pamažinu, tai to nėra. Yra, sakykime, galimybė susimažinti mokesčius, kaip tu pasakei, per kitą kategoriją, bet čia yra du momentai. Tu visą laiką tu nelaikysi kitoj kategorijoje prekės. Tai rizikuoji turbūt. Neras jo, nelogiškai atrodys, blogiau reitinguos, bet ką tu gali padaryti, jeigu kažkas ateina pas tave ir nori padaryti didesnį užsakymą arba tau parašo, tu susirašinėji su jo, galbūt formuoji jam kažkokį tai special deal ar panašiai, tai tu tiesiog gali susirasti pigiausią kategoriją, kas dažniausiai būna arba elektronika arba business industrial kategorija. Ir jeigu mes einame į heavy equipment, ten gal 2% kategorijos mokestis, bet už patį skelbimą toje kategorijoje reikia mėnesinį fiksuotą mokėti. Anyways, tai tokiu atveju jo, aš tada sukuriu toj kategorijoje linką, kad šitą listingą pavadinu ten custom order, custom offer, nusiunčiu pirkėjui ir automatiškai aš galiu pasiūlyti ir geresnę kainą ir galbūt taip jį užhukint arba staupyti pinigų. Būdavo anksčiau, kad eBay, pavyzdžiui, kedų kategorijoje, kas šiaip yra focus kategorijos, tai athletic shoes, sneakers, kaip ir luxury handbags ar luxury watches, irgi labai įbeitina. Tai buvo kažkurio metu 0 mokesčių kedams virš $100. Tai hakindavai taip pat, susirašydavai su kažko ir į tą kategoriją įdėdavai. Bet šiaip tas traukimas outside of eBay pirkt, jisai visų pirma rizikingas, kad eBay pagaus tave apribos. Visų antra, dažnai žmonės ir renkasi pirkti per marketplace'us dėl pridėtinės vertės, kaip ir saugumas, užtikrintumas ir žinojimas, kad jeigu kas aš atgausiu savo pinigus, galų gale patogumas, nereikia ten ves duomenų kažkur kitur, užsiregini vieną kartą ir ten viską gali nusipirkti vienoje vietoje. Tai jau. Kokią vieną taisyklę iš eBay'aus reikėtų panaikinti tavo nuomonę? Bent vieną. Kur yra nelogiška, nereikalinga, beprasmė ir daugiau žalos duoda negu naudos. Šiai dienai, jeigu mes kalbam apie lietuvių auditoriją, lietuvius prekybininkus, kur tikrai yra daug automobilistų, praktiškai beveik kas antras pardavimas iš Lietuvos eBay bendruomenės pardavėjų per eBay yra auto dalių kategorijoje. Auto dalis pasižymi masiškumu,
daug prekių, o ebay.com, Amerikos rinka, kur žiauriai didelė rinka, ypač auto industrijų, kur mes, jeigu šnekam apie automobilių kiekį, UK, Vokietijoje, ten Prancūzijoje, taip toliau, ten yra po 40 milijonų, po 50 milijonų automobilių tose šalyse, tai Amerikoje yra, jeigu neklystu, apie 250 automobilių. Ir jie turi taisyklę ebay.com, kas yra Amerikos rinkos fokusas, kad parduotuvės prenumeratą imant didžiausią, arba jinai kainuoja kosmos, arba tu imi vienu lygiu iki didžiausios, tai tada tu gali įkelti nemokamai ten už tos 300 mėnesinį mokestį 20 000 pozicijų ir tada kiekviena pozicija on top, jinai tau kainuoja 5 centus. Bet mes kalbam apie pardavėjus, kurie dažniausiai turi ten pusę lemo prekių, 100 000 ar ten 50-60 000. Ir tada jiems dažnai nebelieka matematikos, nes tie papildomi mokesčiai suvalgo visą pelną ir pakankamai sunku atgrot. Tai to pačiu mes, kai kalbam su eBay managementu, ir jie manęs klausia, blemba, kodėl šitoje auto kategorijoje lietuviai taip nenori į Ameriką parduoti, kažkaip, matom didelį potencialą, neišnaudoja Amerikos, tai ten, sakau, prie tų visų siuntimo iššūkius, sakykim, gražinimų, kaštų didesnių dabar muitai, bla, bla, kur ten apsunkina visą tą reikalą. Sakau, kad tiesiog jūs neleidžiat prekių susikelti. Nes, pavyzdžiui, ebay.co UK ar Vokietijoje, kur yra ir 3 rinkos ebay pagrindinės, ar ne? Amerika, UK ir Vokietija, tai ten su ten 300 eurų į mėnesį tu gali kalt kiek nori prekių. Nėra limito, jau unlimited. Tai kodėl to hebra ten ir varo, nes 200 štukų prekių, kai tau apsimokestint 180 000 po 5 euro centus ar dolerio centus kiekvieną mėnesį, kas 30 dienų, bus labai sudėtinga, o kadangi ten visas tas biznio modelis ant masiškumo pastatytas, tai jeigu jie šitą nuimtų, ir šitą manau, kad galbūt ir nuims kažkada, nes dabar jau ateina iš ebay viršaus, kad visada buvo fokusas čia pas mus regione auto dalis ir ebay visada buvo auto dalis tema, bet jau dabar ateina iš viršaus, iš Amerikos, reiškiasi jau ten iš headquarterių, kad mums reikia pushinti ir dar daugiau fokuso dėti naudotas būtent auto dalis, ką mes galim padaryti, kad čia turėti daugiau supplyaus, turėti daugiau pardavėjų ir kaip tą dalyką išpušinti ir kaip išnaudoti Amerikos potencialą. Tai jau patys amerikonai jau čia klausia, sakykim, tos skyriaus, kur aš dirbu, kurie ten su kitom rinkom dirba, ką darom, ką padaryti. Tai ta žinutė labai aiškiai nusiusta yra, ką reikia padaryti ir šitas vienas iš punktų, tai galbūt pasikeis ir jeigu jis pasikeistų, tai tą Ameriką atrakintų lietuviai labai stipriai ir manau, kad susižertų labai neblogus skaičius. Tai pačiai pabaigai dabar labai neblogai mes čia judėjome link tų didelių skaičių, ar ne tokių. Kalbėjome apie tai, kad apie 500 eurų Aivaras turi, ne? Bet jeigu būtų kita situacija, Aivarui reikia uždirbti 1 milijoną, nes mūsų podcast'o tema yra nelengvas milijonas. Ką darytum, kaip modeliuotum visą tą darbą nuo pat pradžių iki to milijono? Pabandyk pafantazuoti. Žinai, kadangi mano fokusas yra agentūra ir paslaugų teikimas ir pagrindinė veikla yra teikti paslaugos susijusias su eBay, tai mano milijonas eina į išpildymą per pelningų klientų kiekio didinimą ir per sėkmingą partnerystę ir sėkmingus eBay planų įgyvendinimus šitoj rinkoj. Bet aš esu tokioj labai unikalioj vietoj. Tai jeigu aš būčiau pardavėjas, čia labiausiai įdomiausia yra, ką darytum, nes tu patirties turi daugiau negu bet kuris kitas. Žinok, aš neatsakysiu. Reikia, žinai, jeigu aš kažkoks būčiau čia business coacheris ar pats turėčiau milijoninius verslus pelno prasme, tai aš čia gal galėčiau kažką čia pakaučinti, dabar aš čia nevaidinsiu, bet galvoju, kad aš suprantu, kad nelengvas klausimas, bet pabandom. Nelengvas klausimas, bet aš jau tą užviniojau mintį ir pasimečiau.
žiūrėdamas. Neįsivaizduok, tau reikia uždirbti milijoną, yra iškeltas tikslas, tu pasamdytas tam, kad bendrovė uždirbtų milijoną. Žinai, ką norėjau pasakyti? E-komercijų kaip ir gyvenime. Viską nusprendžia, tavo gyvenimo kokybę nusprendžia keli faktoriai. Ir kažkokių stebuklų nėra. Jeigu mes kalbam apie gyvenimą, tai mes kalbam apie judink užpakalį daugiau, valgyk sveikai, ilsėkis ir iš esmės tau 90 tikriausiai problemų susitvarkys. Jeigu mes kalbam apie komerciją ir kalbam apie marketplaces, kas yra mano tema, ypač eBay, tai mes, atmetam tą faktą, kad mes suprantam turbūt abu, kad turi ten būti accountas geram stovi ir viskas turi būti su jo ok. Tada mes einam prie to, kad gera prekė už gerą kainą, jinai vis tiek turės savo pirkėją. Turės visada savo pirkėją. Jeigu mes tą galim įgyvendinti, lieka skeilintis, ar ne? Atrakinta tada. Tada jau prasideda kažkiek niuansų, kur dar eBay labai svarbu, kur ta prekė yra padėta ir kaip greit ją gali pristatyti. Tai žinai, šitos vietos, kad turėt gerą prekę už gerą kainą, tai jau nebėra mano tema, nes jau čia turbūt yra verslo ta offline'inė dalis, kur įmonė žmonės turi žinoti ir mokėti susitvarkyti. Tai nevaidinsiu, kad aš čia kažkokių tai auksinių taisyklių turiu, kaip čia padaryti hebra milijonierius, arba galiu patarti. Reikia rimtesnių dėdžių turbūt klausti, o Lietuvoje mes tikrai turim gerų ir e-commerce, ir bendrai gerų verslo pavyzdžių. Na ką, Aivarai, ačiū tau labai, kad taip šauniai pakalbėjai. Manau, kad žiūrovam ras vieną kitą mintį, ką pasisemti, ko pasinaudoti. O mes tų dėdžių bandysim ieškoti toliau, kaip uždirbti tą milijoną. Ačiū tau. Ačiū, Dainiau.